Čia irgi varžybos. Šeštojo Respublikinio vandentiekio ir kanalizacijos darbuotojų profesinio meistriškumo konkurso dalyvius pasveikino LKP CK skyriaus vedėjas Antanas Daukša. Su naujausia technika svečių supažindino Vilniaus teritorinio vandentiekio ir kanalizacijos valdybos viršininkas Vitalijus Mažunaitis. Varžėsi 11 profesijų atstovai. Čia viską lėmė greitis ir kokybė. Tik tai mus klientus varžybose pakeitė griežti teisėjai. Pirmą kartą varžybas laimėjo vilniečiai.